Sveiki visi, čia psichologė ir jos dukra ir šiandien mes esam laisva forma namie, ne studijoje. Turim savo naujus mikrofonus, gal dažniau būsim namie, tikriausiai beveik visą laiką. Ir šiandien mes susitikom su Luka, labai lengva forma. Nekalbėsim apie liūdnus dalykus, apie rimtus dalykus, tikiuosi nekalbėsim, o pažaisim kortelėm, mindfulness kortelėm. Ir trauksim po kortelę ir atsakinėsim į klausimus. Pabandom. Labas Luka, reikėjo pasakyti. Tipo per naują? Ne, nedarysim per naują. Tiesiog pamiršau pradžiai. Labai šiandien aš atsipalaidavus musiau esu. Po kiek kortelių traukiam? Po 3. Sutariam po 3. Ištrautą kortelę pasidedam čia. 5. 5 kortelės? Tikiuosi neužtruks labai ilgai. Bandom. Tai pirmą trauki tu ar pirmą traukiu aš? Aš. Tu trauki pirmą. Gerai. Prašom. Pasakyk kažkas, kas gali padaryti tave scared. Kad aš išsigąsčiau. Kas mane gali išgąsdinti? Mane iš tiesų tikrai gąsdina taip staigiai, kai tu darai visokius gimnastikos triukus. Ten su pasišokinėjimais, pasivertimais ir visokiais kitokiais dalykais. Tai aš tuo metu man tai būna toks baisu. Bet šiaip tai aš kažkaip tai paskutiniu metu iš vis labai krupčioju. Taip išsigąstu labai greitai, nežinau kodėl. Tai mane iš tikrųjų visai lengva taip greitai išgąsdinti, bet jeigu taip galvot, mane gal gąsdina, kai tu darai kažkokius triukus, ypač namuose čia. O kitas dalykas, nežinau, kas dar mane gąsdina, tu žinai. Ne? Arba gal kai aš tam noriu tau pradėti kažką tais mokyklai tam. Gal jeigu nori nušokti nuo supinio. Pavyzdžiui, jeigu norėtum labai išsisupti ir nušokti nuo supinio, aš greičiausiai sakyčiau, ne, Luka, nedaryk. Gerai, dabar trauksiu aš. Aš trauksiu šiandien žalią. Apibūdink savo idealią dieną. Kaip jinai turėtų atrodyti? Iš pradžio anksti atsikelt. Taip. Paskui važiuoti į baseiną. Paskui gal kažkartais išskristi. Kur? Turkija. Į Turkiją, okei. Paskui į Turkiją mes tokiam pat hotelė, kur buvom praeitą kartą. Labaranda, TMT. Jo, tu dar atsimeni pavadinimas geras. Ir ten aš į baseiną. Būčiau ledą paimčiau nemokamai. Ir mano mėgstamiausia ten limonada. Supratau, žiauriai fainai skamba. Trauki tu. Šitą. Kažkokį žmogų, kas tau labai patinka ir kodėl. Papasakot žmogų, kuris man labai patinka ir kodėl jis man patinka? Man labai tu patinki. Šiaip tai visų pirma. Tada Kajus ir Veronika man labai patinka. Tada Egidijus man labai patinka. Tada man labai patinka... Šitą reikės iškirpti. O jeigu ne iš giminių, ne iš artimųjų, man patinka Jėzus Kristus. Nes jisai yra labai... Šiaip jisai toks maištautojas, man atrodė, nes jis ėjo trupučiuką už žmogiškumą ir prieš sistemą.
ir mąstė savo galvą ir tuo pačiu labai mylėjo žmonės ir mokė kitus mylėti. Tai va, jis man labai patinka. Dabar aš. Taip, rožinė. Kaip manai, kokios yra laimingo žmogaus savybės? Kaip atrodo laimingas žmogus? Cheese. Šypsosi? Jo. Ir gal biški taip. Ten mano klasė, ten kažką tais Marketas ten mūsų mokina, tai visi taip nesiklauso. Kažką jisai pasako, taip gal mes kažkur tais ten važiuosim, arba ten, kažką tais gero. Tai tada visi taip žiūrim, labai gerai klauso. O šiaip jau. Tai jie tampa laimingi tada. Taip, ir jie pradeda iškart klausytis. Supratau. Geras. Tai vienu žodžiu pagrindinis dalykas, kad jie šypsosi ir pradeda klausytis. Gerai. Nu? Kokia aš nemaželė. Kaip tu save pavadintum su šitą keletą žodžiais? Kaip aš save pabudinčiau keletą žodžių? Oi. Geras. Ką aš žinau? Aš esu kruopšti. Šiaip jau. Kaip ir tu. Taip. Mokinuosi dabar nedaryti perfekcionistiškai dalykų šiuo metu. Aš, man atrodo, esu nepikta. Mane ganėtinai sunku iš tikrųjų supykdyti. Man taip atrodo. Ir aš turiu visai nemažai kantrybės. Ir dar iš tikrųjų aš esu tokia, kur nelabai humoro supranta. Žmonės juokauna, o aš jį priimu viską už gryną pinigą. Man atrodo, kad jie sako rimtai ir aš pradedu analizuoti ten. Galvoti, kas čia gerai, kas čia blogai, kaip galėtų būti kitaip. O žmonės tiesiog juokauja, Jolita. Tai va, aš taip save pabudinčiau. Nu, dabar aš traukiu. Ai, taip. Ką mes turim po 3, ne? Taip. Dabar bus 3. Bet netrauksim 5, todėl kad... Taip. Kaip tu manai, koks yra pats geriausias pasaulyje darbas? Darbas. Darbas, taip. Gal... Gal mokytoja. Mokytoja? Kodėl? Aš tai norėčiau būti mokytoja. Man patinka būti mokytoja ir šiaip mokinti. Tai nežinau, man tai gal mokytoja. Arba mokytojas. Labai tave suprantu. Ką? Dar po 1 ir viskas. Taip. Šitą. Aš šitą nesuprantu. Pabandyk, arba gali traukti kitai. Aš galiu pabandyti paskaityti. What are some things that spark you curiosity? Pabandom kitą. Tai buvo parašyta. Nesuriosity ten turbūt yra. Curiosity. Okay, bet imkim kitą. Nežinau kaip šitą. What is a memory you have that makes you happy? Prisiminimas, kuris daro mane laimingą. Mane daro labai laimingą prisiminimas, kai gimė mano vaikai kiekvieną kartą. Kai aš prisimenu, mane daro laimingą. Tai
Taip. Taip. Gerai. O jeigu iš gyvenimo prisiminimų vis tiek tai labai susijęs su vaikais, tai čia trupučiuką su Kajum susiję ir su tavim, ir su Veronika. Mane visai daro laimingą, kai tu ateini mane apsikabinti. Aš prisimenu, kai Kajus ateidavo ir man pabučiuodavo į kaktą, tai tas prisiminimas irgi man sukelia labai didelę šypseną. Ir dar prisimenu, kai Veronika mažydė išeidavo iš kambario, pasižiūrėdavo ir vėl nueidavo į savo kambarį ir manęs nežadindavo. Ir tai man irgi kelia labai tokį šiltą jausmą. Va. Gerai, tai dabar aš dar vieną ištraukiu. Okay. Ir bandom. Kokia tavo mėgstamiausia spalva ir ką tau jį primena? Mano mėgstamiausia spalva yra, man biškį sunku, bet aš mėgstu baby blue. Aha. Baby blue. Kaip mano mėgstukas. Jo. Balta ir gal šviesiai rožinė arba šitą Purpurinė. Taip. Ką tau tai primena? Nežinau. Visos spalvos kartu. Ar tiesiog mėlyna man primena tai? Kaip tau patogu taip? Gal man mėlyna primena, gal kai šviečia saulė, šitą dangus būna toks mėlynas, gražus. Balta. Tiesiog, balta. Tiesiog balta. Primena balta. Rožinė. Tiesiog mergaitė. Mergaitiška. Purpurinė. Irgi tiesiog patinka. Ne veltui tavo kambarys yra va toks, ne? Rožinis. Ką, ačiū tau, Luka. Kaip tu dabar jautiesi? Gerai. Gerai. Kaip atrodo tavo gerai? Linksmai. Linksmai. Ai, va dėl to tu šypseną turi. Liuks. Na ką, ačiū tiem, kurie žiūri. Šiandien mes jau baigiam. Tikiuosi visai susižiūrėjo. Ir iki kito karto. Ate. Ate. Oh.